Kokie reikėtų būti, kad išgyventi nekalbadienius? O gal reikėtų pagalvoti ir padiskutuoti, kokia reikėtų būti, kad nekalbadienių tiesiog nebūtų santykiuose. Ir tu galvoji, kad jeigu būsi tokia, kokios reikia vyrui, jis neišeis į nekalbadienius. Tai kodėl santykiuose jautiesi negirdima, nematoma, kai turi tokią nuostabią strategiją? Ir kiekvieną dieną apgalvoji, ką pasakyti, ką padaryti, kad tik neužgauti jo jausmų. Ir su šita strategija eini į savęs praradimą santykiuose. Kai tiesiog bandai išgyventi, bet nesilaiminga. Atpažinai save šitam mechanizme ir jau nebegali gyventi su mintimi, kokia aš turiu būti, kad tik jis nenubaustų mane. Tylos siena? Tylos laiku? Ar kaip tu jį tai vadini? Nekalbadieniais? Ateik į ekstra sesiją su manimi ir gauk čia ir dabar atsakymus. Komentuok, domina ir mes sutarsim dėl laiko.